Na ir trumpai apie pradedančių investuotojų klaidas, jeigu kažkas tai norės pradėti investuoti savarankiškai į akcijas. Tai, tarkim, priežastis pirkimas dėl to, kad akcijos kaina kyla. Tai dažnai pradės investuotojai tiesiog žiūri akcijų kainas, ten daug apie bendrų, kažką galbūt apie bendrovę irgi žino, bet tarkim, nežino tos realios kainos, nežiūri per daug finansinių ataskaitų. Nu, bet akcijos kaina kyla, iš karto toks yra, interesas, iš karto pastebi, kaina kyla, yra judėjimas, noris sudalyvauti. Ja? Tai čia natūralu per žmogų, nes žmonės kaip ir gyvūnai, reiškia, psichologija tokia, kad jie seka tai, kas juda, tai, kas perša, nes tai gali nešti pelną. Ir tada jau, kaip ir žmogų, reiškia, yra smegenų tam tikros rytis, kai pagalvoja žmogus apie pelną galima, tai ten jau tada jau su mąstymu tada problemos, nes ten jau tokios emocijos, kad ten reiškia, iš tiesų labai stipriai veikia. O lygiai taip pat ir nuostoliai, jeigu žmogus galvoja apie finansinį nuostolį, tai yra veikiama panaši smegenų sritis, kaip ir jaučiant mirtiną pavojų. Tai tai yra pakankamai irgi yra skausmingas dalykas. Ir pakankamai daug tų emocijų. Tai kita būtų nuostolingų akcijų laikymas, tarkim, man šitą buvo būdinga klaida, reiškia, nusipirkau, viskas ir taip prisirišau prie tų akcijų, kad aš negaliu parduodęs. Aš žinau, kad čia gera, turi aukti, krenta, žinau, kad turi kilti, vis tiek, po 10 metų pakils. Reiškia, bet, iš tiesų, tai nereikia prisirišti, čia prisirišimų neturėtų būti štai vietoj. Nežinau, gal Warrenas Buffettas kažkiek prisiriša, bet Warrenas Buffettas, iš tiesų, jis ten daug žino apie tai, klausimas, ar mes galim sužinoti pilnai visą informaciją apie tą bendrovę. Kas žino, kas nors be direktorius žino viską apie bendrovę, kartais ir direktorius visko nežino. Tai jeigu mes nesam bendrovės direktoriai arba finansų direktoriai, tai ko gero vis dėlto neverta prisiryžti, verta parduoti, turėti tą nusibrėžus ribą, kada parduoti akcijas. Krentančio peilio gaudymas, tai čia yra, kai akcijos kaina krenta, tai perku ir galvoju, dabar aš pagavau ir jau rytoj kils. Pagavau dugną tą ir rytoj kils. Tai iškia, kaip ir dugno gaudymas, krentančio peilio gaudymas. Bet jeigu labai staigiai krenta, tai yra iš tiesų, iš principo yra gerai pirkti, kai kainos yra kritusios. Bet kai yra staigus kritimas, galbūt jeigu ir visa rinka stipriai krenta, tai yra, tiesiog nėra geras laikas, kai dėl palaukti. Net ir viena akcija, nes tai gali būti rimtos priežastys, aišku, reikia išsiaiškinti su pirmu priežastis, kodėl. Ir tai gali būti rimta priežastis. Ir jeigu labai didelė masė investuotojų nusimeta, kokie fondai, pavyzdžiui, pasiduoda, tai gali trukti ilgą laiką. Ir ta kaina, jinai gali būti dar rytoj pigiau, po savaitės dar pigiau, ir tada iš tiesų galbūt bus labai geras momentas pirkti. Bet geriau palaukti, kol ta kaina stabilizuosis. Pasimatys, kad jau nėra to kritimo ir tada iš tiesų gali būti labai geras momentas. Bet neverta apgaudyti to krentančio peilio. Vidurkio mažinimas. Čia yra tokia, žmonės iš tiesų tikrai mano taip, kad pirkau ir daro taip, pirkau akcijų, kaina krito, dabar aš nusipirksiu dar tų akcijų ir vidutinė mano pirkimo kaina sumažės. Ir tai yra teisybė. Bet paskui kaina krito dar, aš dar nusipirksiu. Dar sumažinsiu pirkimo kainą, bet problema didžiulė yra tame, kad mes prisipirksim labai daug tų akcijų, tokiu būdu labai daug, ir tos akcijos kaina krenta, tai yra kažkokia priežastis. Čia yra panašiai, kaip krentančio peilio gaudymas ir plus dar nuostolingų akcijų laikymas. Dviejų tokių neteisingų sprendimų samplaika ir iš tiesų galima labai daug nuostolių patirti, nes prisipirkti daug akcijų, kur kaina krenta, yra labai rizikinga. Tuo labiau, kad mes iškraipysime savo portfelį, nes šiaip ar taip portfelį, jeigu mes diversifikuojam, ar ne, tai reikėtų bent jau 5 pozicijas turėti, daugmaž panašiom proporcijom. Tikrai negalim turėti vienos akcijos 50%, o kitų ten 4 po 10 ar 12%. Tai bus vėlgi viena akcija turės svorį. Tai šiuo atveju mes nupirksim vis pigiau, vis tikėdamės, kad kaina kils, tai aišku, o gerai, jeigu kils, bet greičiausiai nekils, ir kas tada? Tada vėl bus nemažai nuostolių. Ir mažesni vidurkiai, bet nekėlė. Taip. Mažesnis vidurkis, bet neštų labai didelis nuostolis. Geriau pasigūrėm.
Ir labai svarbu, vat, investuojant, yra toks dalykas, kad turėti kelis scenarijus. Tai yra, aš perku akciją, aišku, galvodamas, kad kaina kils. Tarkim, priežastis yra tokia. Bet reikia būti pasiruošęs, o ką daryti, jeigu kaina kris. O kas, jeigu ten, tarkim, prielaida, kad pardavimai pelnas augs nepasiteisins. O kas, jeigu ten bendrovė planuoja plėtrą į Rusiją, ten visiškai sužlugs, nes taip gali būti, ir taip yra buvę ne vienai bendrovė. Tiesiog užduot klausimas, o kas, jeigu kitaip? Ir bandyti pagrįsti savo nuomonę. Paklausyti, žodžiu, jeigu ne, žiūrėti, kur iš tiesų daugiau argumentų ir būti pasiruošęs tam kitam scenarijui. Nes visą laiką gali būti, kitaip. Tai investuotojas geras iš tiesų yra pasiruošęs, kaina kils ir kris, jis tiesiog žino, ką daryti ir tada tų emocijų bus labai nedaug. Nes aš žinau, ką daryti. Gerai, kaina krenta. Aš dabar neperėdėjau. Kaina krenta, gerai, aš turiu pozicijas, kurias seku. Aš žinau, kad tos pozicijas yra geras momentas pirkti. Aš žinau, kad kaina kils. Aš esu tikras dėl tų akcijų. Per greitas pelno fiksavimas. Tai čia virtuvių spekuliantą būdinga. Aš nupirkau akciją, jeigu, pavyzdžiui, nežinau tos kainos, kiek jinai verta, neužsibrėžiau, kada parduoti, tai pakilo 5%, kas bus, jeigu nebekils, 5% užtenka. Bet tai tie 5% nėra daug, galbūt ta akcija dar kils 30, 40, 50%. Tai čia vėlgi, tai čia jau yra strategijos dalykas, aišku, jeigu mes spekuliuojam trumpą laikotarpį, tai žinoma, mes užsibrėžim mažesnį tą ribą, kada mes parduosim. Neigiamų naujienų ignoravimas. Tai vėlgi, jau kažkiek tai kalbėjau, kad jeigu tik tai kažkokia tai išeina neigiamą naujieną, kurie visiškai keičia įsivaizdavimą apie tą bendrovę. Aš maniau, kad visiškai netaip turi būti. Maniau, kad ten pardavimą turi augti ir pardavimai krenta ir kažkas taip. Reikia, aišku, žiūrėti priežastis, kodėl, ir tada dažniausiai geriausia iš karto parduoti. Jeigu jau stipriai skiriasi ta realybė, ne tos naujienos nuo to, kaip tu įsivaizdavai, tai tiesiog nebėra prielaidų tam, kad tu pirkai. Nes tu tikėjai vienaip, o yra visiškai kitaip. Geriau parduoti ir tada užmiršti. Bet aišku, gali būti tos naujienos, tarkim, klausimas, kokios tos yra naujienos neįgimas, galbūt tos naujienos yra tokios, tarkim, jos gali būti ir šiaip savo tokios, netokios ir blogos, kaip atrodo. Reikia vertinti, kokią įtaką tai turės bendrovė. Pavyzdžiui, dažnai bendrovės, tarkim, kokį vieną ketvirtį gali būti prastesni rezultatai. Bet klausimas, ar tai yra tendencija, kad rezultatai prastėja? Tai šitas amžinas klausimas, ar tai yra tik tai to ketvirčio, bet tą ketvirtį, taip išėjo, tam kainos smūko, reiškia, pardavimų, tarkim, geras pavyzdys dabar būtų, vienininkų visi pieno sektoriaus bendrovės rezultatai yra prasti pirmo ketvirčio. Visą laiką tai buvo, visais metais. Visą laiką teisingai sutinku, pirmas prastas, bet šiais metais, man pasirodė šiais metais būtent ypatingai prastesni, lyginant su tuo, kokie buvo pelnai, tarkim, pernai metais sumoji, tai šiais metais, ten vis tiek yra ten situacija tokia, kad ten tos kainos kritusios buvo pardavimo, o žaliavų išaugusios. Tiesiog tokia situacija, tiesiog negalėjo užtikti pelno, ten visi praktiškai parodė nuostolius. Tai dabar klausimas, kaip bus kitais ketvirčiais. Kadangi ten pieno žvaigždės, pavyzdžiui, prognozuoja 3% pelningumą, kas yra normalus pelningumas šiaip šitai bendrovei, tai galima tikėtis, kad jeigu jie tas prognozes nepakeis ir jeigu ta prognozė, jie tikėti, tai vis dėlto galima tikėtis, kad kitais ketvirčiais rezultatai gerės, gan ženkliai. Tai galima tikėtis, aišku, tarkim, rezultatų gerėjimo ir galbūt tų akcijų verta palaikyti ir neparduoti. Tai čia vėlgi, čia reikia patirties, kad įvertinti tas naujieną, kiek minėjai.